Tai ir mūsų kelionės tikslas 19 aukšto laivas Eurubija, kur telpa 6000 žmonių. Tai skaityk, kaip būtų kokios pusantro Šilalės miesto ir 1500 aptarnaujančio personalo. Tai bus apie 7500 žmonių tam laive tilps. Ir kur norima plaukti Šiaurės jūrą ir visas pakrantės šalis aplankyti. Tai čia bus Vokietija, Belgija, Olandija, Prancūzija, Anglija. Nu ir einam į vidų žiūrėti, kas ten per grožybės tam laive bus. Įlaipinėms į laivą, o čia tokiais tuneliais važiuojam. Prie durų būna, jeigu esi su čemodanais, o privežu su tokiais čemodanais ir paliek prie... Bagažu. Bagažas, o paliek prie durų. Ir šiaip, o kaip atrodo patys tie visi labirintai. Ir čia turi susigaudyti. Sveiki atvykę į laivo kajutę. Ir pasižiūrim, kaip čia įruošta. Irgi visi rankšluosčiai, net arbatas gali, o stiklinės, ką nors įsipilt atsigert. Vonia pritaikyta irgi viskas yra. Net paveikslai ant sienų. Vonia viskas pritaikyta, o neįgaliem. Pradėjom tyrinėti laivą. Iškilom dabar daugmaž į viršų, papuolėm čia laivą priekį, o kur yra per vidurį čia ir baseinas. Ir dabar žiūriu, bet kad kiti laukia net tik su triusikais vaikšto, kiti sustrikę, kiti su triusikais labai įvairiai. Panoraminiu liftu čia yra lėktuvo laivo lifts vienas yra ir su vaizdu į išorę. Varom pirmyn aukštyn grožmės vaizdais. Čia yra pagrindinė laivo promenada, tai panašiai kaip Kauno Akropolį. Yra gatvė, parduotuvės, barai. Parduotuvės ir barai. Čia jau vakare visas sudėjimas ir mėgstavo. Šokiai, žodžiu, antra Laisvės alėja. Darau ekskursiją po čia maisto barą, kur valgom ryte per pietus ir vakare. Bulvytės trytoma. Ir apžiūrim. Čia yra šalti kažkas, tai sūriai, dešrelės, darbuotojų filmai. Čia kažkas tai karštai. Pasta, yra makaronai. Padažai. Nežinau, kad čia kažkokie karšti yra, ne? Matau. Karšti, ne? Kultūrtas. Mišrainės.
kiek nori įmi, tik tai, kad galėtum suvalgyti. Toj pusėj arbūzai, bananai, kiviai. Toj pusėj arbatas ir Šiaurės jūra. Šiaurės jūra. Ir dabar eisim valgyti tada patys. Įsirinksim, ką aprodėm. Yra pietavimo salė čia. Žmonės ateina pietauti. Pietauju su vaizdu į Šiaurės jūrą, o šalia langas. Šiaurės jūra, bet be bangų. Ir čia, pavyzdžiui, kas čia yra, čia kalakutiena pasienas, guliašas, bulvės. Ir arbata. Skanaus. Čia valgom vakarienę, restoranas skaitosi, dabar dar tik pradžia, tai visi dar renkasi. Lauksim. Sorry, Dutch menu? English, yes. Is it Deutsch? No, English. Would you like something to drink? Water. Water, still water. Yes. Only still water. Yeah. Bus šonkauliukai. Čia nėra 18, 14. O čia šokoladą daro. Irgi dabar pirmas sykį matau, bet visokių skulptūrų. Kaip pirmų košė šokoladas. Šis padaro. Dabar, pavyzdžiui, bus diena nuo pusė 4 iki 4 limončelos tipo pristatymas. Tai reikės gal ateit pažiūrėti, aš kaip suprantu, duos ragauti, kas norės. Čia esam toj promenadoj visoj. Panašiai kaip Akropolis Kauno. Kiti su palatais vaikšto iš spa. Na, žodžiu, kas kaip mokas, taip apsirengti. Ir aplinkui parduotuvės visų. Įsibruojam dabar į parduotuvę, žiūrim, kas čia yra. Prie laiko kainos yra, ne? Ne, Nėra. yra čia kaina. 2,59 eurai, jeigu du perki. Rankenaliai. Bet labai daug žmonių, o tuose parduotuvėse, čia man atrodo, gal gan nėra tokių, bet labai daug žmonių. Dabar jum parodyti irgi, tik nematau, da kainų pažiūrėsim. Taip, O, Calvin Klein, matai? maikutė su 30% yra. Excuse me, how much the short cost? So start to
$169, less 30%. ¿Ok? Entonces tenemos todavía el mismo ganador aquí en el challenge con las pelotas. 25. Pero atención, la lista está cerrada para este challenge. Я скупе. Entonces las personas que se han apuntado tienen que hacer más de 25. So, die Anmeldung für diesen Challenge, das geht jetzt nicht mehr. Für die Personen, die jetzt auf der Liste stehen, müssen mehr als 25 machen, wenn wir in die Finalen weitergehen wollen. So you cannot put yourself on the list anymore because the list is closed. Įvairiose laivo vietose vyksta artistų pasirodymai. Čia kažkas tai iš akrobatinius elementų, o aplink sėdi žmonės su kokteiliais rankose ir žiūri aplinkui. Laive yra 2 koncertų salės, kur artistai kažkur tai nuo 6 iki 12 rengia visokius tos pasirodymus. Įdomiai, iš pradžių būna čia, paskiau dieną kur nors matai prie parduotuvės kviečiančius į vidų